Labas vakaras, norėčiau trumpai jūsų dėmesio ir kilo mintis nufilmuoti video, tiksliau tiesioginę transliaciją padaryti apie mezginių skalbimą. Kalbėsiu apie šį siūlą About Berlin Yak Natural iš Lana Grossa. Tai yra kojinių siūlai, kurių sudėtis yra merino vilna, poliamidas ir jakas. Aš jau kaip nekartą esu sakiusi, kojinių siūlai tinka ne tik tai kojinėms, bet šį kartą noriu pakalbėti ne apie tai. Būtent iš šios spalvos, iš 682 kamoliuko, taip galite pamatyti, kaip atrodo spalvos išsidėšiusios kamoliukė, turiu numegztas vyriškas kojines. Ir apie ką aš noriu padaryti video. Dabar šiek tiek jau rečiau išgirstu klausimą, ar skalbiu savo mezginius. Anksčiau tikrai pakankamai dažnai, turbūt ties kiekvienu savo mezginiu išgirsdavau klausimą, ar skalbėte. Kitas iš paskos sekantis klausimas būdavo, o kodėl, nebijot sugadinti ir taip toliau. Jau nekalbant apie tai, kad atsiranda virtualioje erdvėje lyg ir pasipiktinimų, nuogastavimų, išsigandimo, kai mezginys po skalbimo ištįsta, pakeičia formą, išdžiūsta negražiai ir tuomet atsiranda toks nusivylimas ir sakymas, kad aš tikrai daugiau neskalbsiu. Kaip bebūtų, juk mes drabužius skalbėme. Jeigu jūs net ir pirmą kartą neįskalbsite ir nešiosite neišskalbtą, juk vis tiek ateis ta diena, kad tą mezginį jūs vis tiek dėsite skalbti, nes jisai dėvisi, jisai tepasi, galų gale, kad ir praskalbti tiesiog, tarkim, nuo prakaito. Tiesa? Tai aš noriu pasakyti, kad aš savo absoliučiai visus mezginius skalbiu. Kodėl taip darau? Todėl, kad siūlas atsiskleidžia tik tai po skalbimo. Tai ką to noriu pasakyti? Tiesiog noriu parodyti, kaip atrodo būtent kojinė numegzta. Ši būtent lengviau man, dėl ko kilo dar mintis daryti šį video, dėl to, kad lengviausia yra parodyti, kai yra kažkas tai, kai turi porą, ir kai tuo pačiu metu galiu parodyti tą patį mezginį dviejų vienetų. Taip lengviau vizualiai įsivaizduoti, nes parodyti, tarkim, megztuką ar kepurę prieš ir po, kaip ir vaizdą galim susidaryti, bet gyvai pamatyti tą tokį rezultatą prieš ir po yra ženkliai lengviau. Tai štai taip atrodo, lyg ir atrodo viskas gerai. Taip, mes ant kojos užsidėsime, nešiosime, viskas yra gerai. Bet pasižiūrėkite rezultatą gautą jau po skalbimo. Žinoma, kojinėm yra naudojami blokatoriai, tik tai noriu pasakyti, tikrai prisipažinsiu, šią dalį išdžiovinau ne visai teisingai, ne visai gražiai, kaip turėtų būti. Jeigu tai būtų kojinės skirtos pardavimui, tai tikrai labiau pasistengčiau. Čia, kadangi savam naudojimui, tai tiesiog išskalbus norėjau išdžiovinti, kad būtų gražus vaizdas ir kad pats siūlas po skalbimo atsiskleistų. Tai tikrai mes matome tą rezultatą, kad net ir pačios akis, jos visai kitaip, jos lygiai sugula viena prie kitos, ką dažniausiai ir aš būna išgirstu, sako, jūs mezgate kaip su mašina. Ne, jos tiesiog akis tiesa, šios kojinės neprisimsiu savo laurų, šias kojinės mezgiau ne aš. Tai galite pamatyti, kad tikrai akis gula lygiai ir tai yra būtent skalbimo rezultatas. Nes matome, kad čia jos dar šiek tiek tokios kreivuliotos, matosi būtent čia buvo megzta 4 virbalais, tai matosi ir ta juosta, taip, kuri po skalbimo jį įsilygina ir jos nelieka. Kad neakcentuoti visiškai būtent to skalbimo rezultato prieš ir po, dar matote, dėl ko dar ne visai aš patenkinta su šiuo rezultatu, dėl to, kad mano blokatorius yra šiek tiek per trumpas ir jis labiau tinkantis moteriškam kojos dydžiui, ten koks 43 būtų, o pati kojinė yra 45, tai pagal idėją ji dar turėjo dar šiek tiek pasitempti, kad būtų tas tikrai rezultatas mane tenkinantis ir kad būtų pagal kojinės dydį. Tai tai galite irgi pamatyti ir pagal kulno rezultatą, kad tikrai skiriasi, čia dar toksai kaip ir
yra toksai kaip išgaubimas, o būtent jau išplautoj kojiniai gražiai akis susilygina ir sugula. Tai ką aš noriu to video pasakyti, kad mūsų kiekvienos mezginys nesibaigia ties tom, kad mes numezgiam. Ne čia yra mezginio pabaiga. Ne tada, kada jūs padedat virbalus ir sakot, viskas, baigiau. Ne. Nebaigėt. Dar yra kitas būtent etapas, tai yra mezginio skalbimas ir džiovinimas. Tai iš tikrųjų, netgi sakyčiau, turbūt atsakingesnė dalis yra negu pats mezgimas, nes mezgimui mes galime pasirepetuoti, mes pasibandyti galime virbalus, be abejo rekomenduojama ir tą mėginuką išsiskalbti, pasižiūrėti, kaip siūlas reaguoja, ar virbalai tinkamo dydžio yra, bet turim įsivertinti, kad didelėme mezginyje, megztinėje, pavyzdžiui, vyriškam kokio XL dydžio, kuris yra išties didelis, arba, pavyzdžiui, mezgant suknelę, siūlas pasiduoda į laisvumą absoliučiai kitaip, negu kad tai bus paprastas mėginukas, kuris ten bus, tarkim, 10x10 ar 20x20, nes siūlas automatiškai gaus kitą svorį ir jisai turės tą didesnę galią pasitemti į apačią arba į plotį. Tai labai svarbu, tai turbūt bene svarbiausia dalis, kaip jūs savo mezginį džiovinate. O džiovinti reikia kojinė, tai be abejo palengvina blokatorius, jisai tikrai gražiai sudėlioja pačią formą ir ją išlaiko, kol išdžiūsta kojinė, bet vėlgi, aš džiovindama kojinę, aš vartau. Į vieną pusę padedu, palyginu, kad ir tame blokatoriuje, kad ir yra kitą pusę palyginu, bet jeigu kalbėtumėm apie megztuką, tai aš nenumetu paprastai, o tai prastai būna lygioj padėtyje, ant rankšluosčio gražiai ištampu, aišku, šlapio, dar tokio pakankamai šlapio, nėra taip, nepavyksta taip iš pirmo karto gražiai išdėlioti, kaip mes norime, kad jis išdžiūtų, tai dar be abejo prieš tai patarčiau nusausinti ne vienam rankšluostį, o keliuose padėkite jam greičiau tapti sausam, nes kuo jisai sausesnis, tuo lengviau su juo dirbti. Ir nebijokite su mezginio pakelti, kad ir išplovus, kad ir pakėlus jisai tys ir atrodo, kad jis liks toks ištysėlis, mezgėt atrodo trumpa, o po skalbimo išėmus iš kriauklės ar iš kur jūs plaunate drabužį, atrodo, kad jis bus iki žemės. Tai nebijokite jo pakelti, jis nesuplyš, nes su juo nieko neatsitiks. Ir kai jūs su juo dirbsite jau išplovus ir dėliosite, temsite, kaip jūs jį norit, jūs jam padėsite grįžti į savo padėtį. Labiausiai turbūt kaprizingiausias pluoštas tai turbūt bus merino vilna, bet merino vilnai turit būtinai atsižvelgti, būtinai, kokio dydžio virbalais mezgate ir kokio laisvumo jūsų yra mezgimas, nes absoliučiai visų gamintojų galėčiau drįsti teikti merino vilną tysta ir tai yra neblogo siūlo savybė, o tai yra pluošto savybė. Tai va, tai mano toks šiandien video jums apie tai, kad drabužis mūsų baigtas megzti yra ne tada, kada mes paskutinę akį užbaigėme ir padėjome ir tai pabaiga, o mūsų mezginys yra tuomet, kada mes jį įskalbėme, kada jisai išdžiūsta, kada mes pasimatuojame. Prisipažinsiu, yra tekę kartą man ardyti tikrai, nes neįsivertino aš pati virbalų ir numezgiau, atrodė mezgiau nelaisvai, bet neįvertinau, kad siūlas pats iš savęs turi tokią kaip gumos savybę, jisai ganėtinai tasus, tai turėjau žinoti, kad po skalbimo tas siūlas nejaučia jau neatsiskleis, o tikrai ištys tiesioginė ta žodžio prasme. Tai teko ardyti, bet kokybiškas siūlas ardymo nebijo. Be abejo, tai gali būti pluoštas, kuris iš esmės iš savęs nemėgs ardymo, tai kaip moheris, pavyzdžiui, ir šiaip sunku ardyti. Todėl rekomenduoju prastai nesirinkti pradžiamoksliams megzti moherį. Angora, jis ganėtinai yra, jeigu apie 100% kalbomis, ganėtinai yra toksai lengvai plyštantis, brangus pluoštas, todėl įprastai angora dar būna dedama su kažkokiu papildomu pluoštu, kad būtų tvirtesnis, kad su juo būtų lengviau dirbti.
Tai va. Tai turbūt tiek trumpai apie skalbimą, tai eisiu skalbti dabar antrąją kojinę ir rytoj pamatysite jau abiejas, jau porą ir tikiuosi ant kojos, pamatysite, kaip atrodo. Tai čia tuo pačiu dar noriu pristatyti, tai jau kaip ir nebe naujiena, bet tai yra naujieji kojinių siūlai iš Lana Grossa. Tai štai iš vieno tokio kamulio buvo numegztos kojinės, tai yra vyriškos 45-46 dydis su tikrai pakankamai aukšta atnara. Tai būtent man ši spalva labai patiko, tai iš šios spalvos ir buvo numegztos vyriškos kojinės. Tikrai, sakyčiau, spalva tokia neutrali, kad ir juostuotos jos, bet tokia, sakyčiau, tinkanti tikrai ir prie dalykinių drabužių, oficialesnių drabužių. Taip pat turbūt ir puikiai tinka ir prie džinso, nes turi tokio džinsinio melsvumo. Tai dar tuo pačiu greitai perbėgsiu per spalvas, kad galėtumėt iš arti pasižiūrėti. Žalia. Tuomet čia tokia gaivesnė, ryškesnė, rudų atspalvių, tamsiai mėlynų. Na ir garstyčia. Šiaip iš tikrųjų man tai šioji labai patinka, tai vis dar audžiu mintį šią spalvą nusigriebti savo. Tai va. Tai tiek trumpai, jeigu dar turėsit klausimų, Jolanta, tikrai tiesa, ačiū. Malonu, Jolanta, kad sutinkate, nes tikrai, kurios dar nebandėte skalbti, tai pabandykite, nebijokite, niekas nesuplyš, niekas, o jeigu ir ištys, nebijokite ardyti, nes iš esmės tik per savo klaidas mes pasiekėme tą tikrą rezultatą, kurio siekiame mezgant, ne tik mezgant, bet ir dirbant bet kurį kitą darbą, tai tik tai per save mes praėjusios galėsime išmokti ir savo klaidų nekartoti, nes tikrai aš megzdama daug teko tikrai visko ir išmesti sugadintus, tai čia mano senoji istorija ir kalbant apie skalbimą irgi visokių fokusų yra nutikę. Esu ir šiaip dariusi eksperimentų su siūlais, nes man pačiai yra įdomu. Ir kitas dalykas, aš tiesiog nebijau to galutinio rezultato, nes tik tai tas galutinis rezultatas yra tikrasis rezultatas. Ypač jeigu dar mezgate pagal užsakymą, tai rekomenduoju būtinai skalbkite, nes klientė vis tiek po kažkurio laiko išsiskalbs. Ir kad nebūtų didelio nusivylimo, liūdesio, priekaištų, pykčių, kažkokių pretenzijų, kad kas čia nutiko, tai tikrai netgi labai svarbu savo klientės, kuriuom jeigu mezgate, pamokinti, parodyti, paaiškinti, kaip skalbti, nes mes mezgančios tai mezgame daug, o žmogus, kuris įsigyja prekę, galbūt jisai išvis net nėra mezgantis, tai tikrai labai svarbu žmogų informuoti ir jam jau atiduoti tą galutinį variantą, kurį jis turės, nešios ir pats po to skalbs ir bus ta tokia nuosekli po to naudojimo eiga, nes kaip bebūtų drabužius mes skalbėme visus ir nebijome, kad su jais kažkas tai atsitiks. Tik be abejo, skaitykite etiketės, vis tiek atsižvelkite ir kaip bebūtų natūralūs pluoštai bijo karštos temperatūros, didelių apsisukimų, tai kaip ten bebūtų, kartais tenka į pagalbą pasimti savo rankas ir jų pagalbą skalbti skalbinius, nes tai yra turbūt patikimiausia skalbimo mašina, tai mūsų rankos. Tai va, Laima, ačiū, malonu, Laima, kad klausėte, tai visoms iš tikrųjų didelis ačiū, kad klausėte, aš pasistengsiu dar pagalvoti kažkokiu tai tokių mini video kažkokiom tai temom, o jeigu jūs turite ką pasiūlyti, apie ką norėtumėte išgirsti, kad aš pakalbėčiau ir jeigu aš tikrai turėsiu jūsų norimą temą arba norimų klausimų kažką pasakyti, tai tikrai galėsiu padaryti video, būtent apžvelgti kažkokią jums rūpimą įdomią temą. Tik tai pasakysiu, kad nesu profesionalė, aš esu savo mokslė, tai tiesiog, jeigu žinosiu, galėsiu tiesiog pasidalinti iš savo asmeninės patirties su jumis, jums papasakoti, patarti ir padėti. Tai va, o šiuos mezgimo siūlus jūs galite rasti elektroninėje parduotuvėje www.patrisiūlai.lt. Tai nuostabus kojinių siūlai su jako vilna, kurie tiks ne tik kojinėms, bet ir kitiems mezginiams. Tai ačiū jums dar kartelį, kad klausėte ir gražaus likusio vakaro. Ate, ate.